Sveiki visi, šiandien rodysiu, kaip spręsti uždavinį susijusį su elektrinio lauko stipriu. Taigi turime krūvį, elektrinėme lauke esantį 2 mikrokulonų krūvį, kurį veikia 5 mN jėga. Paskaičiuokite elektrinio lauko stiprį. Susirašau, kas duota ir ką man reikia rasti. Tai duota krūvis, kurį žymiu Q, tai yra 12 mikrokulonų. Kas yra tas pats, pasižiūriu į lentelę, kaip ir 12 kart 10 minus 6 kulonų. Nes čia matom šitą raidę, čia irgi šitą raidę reiškia, kad jinai lygu 10 minus 6. Toliau turiu jėgą duotą, tai jėga žymiu raidę F, lygu 5 mN. Ta pačia tvarka, susirandu milį, 10 minus 3, tai 5 kart 10 minus 3 newtonų. Ir prašo surasti elektrinio lauko stiprį E, kurį žymimės E. Gerai. Toliau galvojam, kokią žinom formulę. Atsiminam, kad mes mokose išmokom ir užsirašėm štai tokią formulę, kad elektrinio lauko stipris yra santykis tarp jėgos veikiančios krūvį. Tai E lygu F padalinta iš Q. Tai rašau vietoje F, įsirašau 5 kart 10 minus 3 ir dalinu iš Q, kas yra 12 kart 10 minus 6 lygu. Tai dalinu šitą veiksmą į 2, kad 5 padalinu iš 12 ir gaunu apie 0,42. Ir tada reikia sužaisti su laipsniais. 10 minus 3 padalinti iš 10 minus 6. Tai kai dalinam laipsnius, laipsniai vienas iš kito atsiema. Su tuo pačiu pagrindu. Tai 10 minus 3 minus 6 mums duos kart 10 trečiuoju ir matavimo vienetai yra newtonas per kuloną. Nes viršui yra newtonai, apačioje kulonai. Ir štai gavom savo atsakymą, kad elektrinio lauko stipris yra 0,42 apytiksliai kart 10 trečiųjų newtonų per kuloną.